iš Lietuvos išvykau prieš gerą 10 metį, jau būdama 45. Tai buvo mano idėja pakeisti šalį. Vyras ne iš karto pritarė, įkalbinau visą šeimą ir iš tikrųjų tai labai norėjau pakeisti gyvenimo būdą ir daugiau keliauti. Ir man tai labai pavyko. Kas mane nustebino, kai atvykau į Prancūziją, aš galvojau, gyvendama Lietuvoje, kad esu tokia pakankamai išsilavinusi, kultūringa, mandagi. Ir jau po pusmečio Prancūzijoje supratau, kiek man dar daug reikia išmokti. Pavyzdžiui, toks mažas žodelis gale sakinio prašau, aš jo tiesiog nesakydavau. Mūsų vaikai labai greitai pagavo naujos kultūros tuos dalykus ir mes, bent jau aš tai tikrai mokiausi kartu su vaikais. Pirmieji metai Prancūzijoje man buvo tokie intensyvūs, kad aš tiesiog atrodė, kad tai ne 1 metai praėjo, bet koks 10 metis. Ir iš tikrųjų net negalėjau nepasidalinti visomis savo patirtimis ir jos sugulė į mano pirmąją knygą, kurią išleidau visai jau gana senai, keli metai po atvykimo. Tai laiškai iš Bordo, nes 4 metus gyvenome Bordo mieste ir joje papasakojau iš tikrųjų, kasgi man sekėsi, kas nesisekė, ko aš naujų dalykų kokių išmokau ir ką panaudojau iš to, ką jau buvau anksčiau išmokus. Tai tokia ir grožinė, ir terapinė knyga įkvepianti drąsos veikti. Sunkiausia Prancūzijoje buvo lengvai ir greitai kalbėti prancūziškai. Aš iš tiesų esu labai toks bendraujantis žmogus, mėgstu naujas pažintis, greitai susidraugauju, mėgstu pasakoti daug apie save, apie savo profesiją, apie savo tai, ką žinau. Ir aišku, kad man reikėjo daug laiko ir dar vis aš nesijaučiu taip gerai, kad galėčiau išsakyti savo mintis. Tai teko mokytis ir teko mokytis patylėti. Patirtis gyvenant naujoje šalyje labai mokė kantrybės, mokė išradingumo ir turiu prisipažinti, kad labai stipriai atskleidė kūrybiškumą. Kūrybiškumą tiesiog, tas kūrybiškumas man asmeniškai atvėrė duris į visą pasaulį. Lietuviška tapatybė yra mano šeimoje. Mudu su vyru esam lietuviai, visi 7 mūsų vaikai moka kalbėti, supranta, moka skaityti ir rašyti lietuviškai. Būti lietuvės svetur, tai aš jaučiuosi Lietuvos ambasadorė, bet kokioje šalyje. Aš daug keliauju su švietėjiškais tikslais po lietuvių bendruomenės, po pasaulį ir Europą, ir Jungtines Valstijas. Esu net buvusi Singapūre. Visur su manimi keliauja lietuviškas žodis ir visur sutinku lietuvius. Aš niekada nesijaučiu tarp 2 pasaulių. Pasaulis man visuomet yra vienas. Ir jame aš jaučiuosi savimi. Ir taip aš jaučiuosi lietuvė ir visiems apie tai pasakoju. Šiandien jau 10 metį pragyvenusi Prancūzijoje, tikrai galiu pasidžiaugti tuo, kad ir toliau dirbu su lietuviais, Lietuvai, daug bendrauju, keliauju, rašau knygas, mano knygos verčiamos į kitas kalbas, jaučiuosi toks pasaulio pilietė. Tai iš tikrųjų labai džiaugiasi mano širdis tuo.
Kada supratau, kad man pavyko? Na, greičiausiai tuomet, kai atsivėrė mano tas kūrybiškumas, pakeičiau gyvenimo būdą, leidau savo kurti, toliau taip pat sėkmingai dirbu, auginu vaikus ir kai kiekvienais metais man pavykdavo išleisti po naują knygą, į kurią sudėdavau savo patirtis, savo išmoktus dalykus, savo asmenės ir terapinės patirtis ir dalinausi su jomis ir gaudavau labai tokių šiltų padėkų, labai gražių atsiliepimų. Tai tikrai supratau, kad man pavyko. Jeigu grįžčiau į savo kelio pradžią, esu galvojus, kad niekada nieko nekeiščiau. Tiesą pasakius, viskas visada vyksta savo laiku, reikiamu būdu. Vieną labai svarbų dalyką, kurį aš atradau savo kelyje, tai yra pusiausvyra. Ir pusiausvyrą aš jos ieškau ir ieškojau ir tebeieškau nuolat ir visur. Ir tai labai man padeda, nes pusiausvyra egzistuoja visame kame. Tam, kad galėtumėm judėti į priekį, mes turim laikyti pusiausvyrą. Ir gyvenime tai yra ir tarp darbo ir poilsio pusiausvyra. O dar vienas labai svarbus dalykas, tai kad blogai yra gerai. Ir štai čia yra terapinės pasakos suaugusiems, kuriuose aš apie tai kalbu. Ir man pačiai nuolat kyla šitas supratimas, kad jeigu kažkas neina pagal tai, kaip aš noriu, tai tame yra kažkas gero. Tik reikia pamatyti. Jeigu man reikėtų pavadinti savo gyvenimo istoriją vienu sakiniu, tai būtų mano antrosios knygos pavadinimas. Šeima – komandinis žaidimas. Ir būtent mūsų šeimos, mano asmeniškai ir mano buvimo savo šeimoje istorijoje šis sakinys mus lydi nuolat. Šeima yra komanda. Visoms moterims gyvenančioms tiek Lietuvoje, tiek išsibarsčiusioms po viso pasaulio šalis, tai tikrai norėčiau palinkėti to svarbiausio žinojimo, kad mes savo laimę kuriame pačios. Niekas iš išorės neįstengs mūsų padaryti laimingomis. Todėl tikrai linkiu ir kviečiu ir įkvepiu, kurkime savo laimingus gyvenimus savo rankomis.